8 metus organizuojamas tarptautinis Druskininkų teatro ir muzikos festivalis jau tapo neatskiriama Druskininkų kultūrinio ir pramoginio gyvenimo dalimi. Pelnęs išskirtinį miesto gyventojų bei turistų susidomėjimą, Druskininkų teatro festivalis šią vasarą nustebins išskirtinė spektaklių ir muzikinių pasirodymų gausa. Kokiais renginiais pradžiugins Druskininkų teatro festivalis šią savaitę ir kitą? Tai tikrai mes druskininkiečius jau pradėjome džiuginti. Na va, štai dar lietus prasidėjo, tai tikimės, kad mūsų žiūrovų, taip sakant, tik pagausės ir jų skaičius išaugs. Bet visų laukiame ir labai džiaugiamės, kad būtent jau šiandieną, rugpjūčio 10 dieną, mūsų festivalio visoje paletėje prasideda pirmasis rusų teatrų sezonas. Na, kadangi turbūt niekam nepaslaptis, Druskininkuose iš tikrųjų yra labai didelis procentas rusakalbių, labai daug svečių iš Rusijos, tad tai tam tikra duoklė šitiems svečiam, rusakalbiam. Na ir jie šioje programoje pamatys išties tokią irgi labai įvairią spektaklių bei muzikinių programų tokių įvairių renginių. Pirmasis tai bus opera baletas Didonė ir Enėjas, tai jį galima bus pamatyti jau šiandieną. Iš tikrųjų labai šiuolaikiškas kūrinys, nors pagal seną operą 17 amžiaus, tačiau šokis šiuolaikinis. Džiaugiamės, kad jis atidarys šį sezoną. Na ir toliau iš eilės bus galima pamatyti pačių įvairiausių spektaklių, kad ir klasikinių, pavyzdžiui, pagal Gogolio vedybas spektaklis Vedybėlės. Tai mūsų partnerio ir mūsų kolegos, kuris kartu organizuoja festivalio Olego Jefremovo iš Maskvos režisuotas spektaklis, PDK dramos teatro spektaklis. Ir kitą jie pristatys taipogi spektaklį Šukės pagal garsaus dramaturgo Arbuzovo pjesę. Šis spektaklis žymus tuo, kad Rusijoje yra netgi dalyvavęs prestižinėme festivalyje Auksinė kaukė, tad manau bus įdomus ir druskininkiečiam, ir miesto svečiam. Taipogi bus galima pamatyti netgi porą spektaklių susijusių su tango. Vienas iš jų Oblivion, tai bus labiau jau iš tikrųjų toks, nors ir šokio ir dramos sintezė, bet labiau šokio, jame mes pamatysime iš tikrųjų seniausių tango mokyklų atstovų pasirodymus, šokėjus, kurie tikrai yra žymus, jų vardai žinomi visoje Rusijoje. O kitas spektaklis Tango 3, tai jau bus grinai dramos spektaklis. Taipogi dar pabandysim gale rusų sezono pasirodymą Kaliningrado teatro, tai jie parodys 2 spektaklius, tai bus Tvirtovė ir Kvailiai, 2 skirtingi spektakliai, vienas šiek tiek linksmesnis, kitas labiau psichologinis. Na ir daugybė muzikinių programų, kurios, manau, tikrai irgi bus įdomios, nes pradedant nuo, tarkim, Irinos Jevdokimovos, kuri tikrai yra kritikų mėgiama Rusijoje, garsi ir aktorė, ir režisierė, vaidinusi ir daugelį teatrų, tačiau tuo pačiu ir dainuoja, pakvies ir išgirsti ir šansoną, ir romansų, ir folkloro, na ir džiazo kažkokių tai standartų. Tai dar kritikai sako, kad kiekvienas jos koncertas tai yra kaip mažas monospektaklis, nes iš tikrųjų jinai yra labai artistiška atlikėja. Atlikėjų moterų kolektyvas, kvartetas iš Maskvos PLR pristatys programą, kurioje išgirsime portugalų, ispanų muziką, tai irgi toks reta galimybė. Na ir daugelis kitų kolektyvų. Bet aš taipogi labai džiaugiuosi, kad mes pristatome ir lietuvišką programą, tai joje mes pamatysim ir mūsų mylimus visus teatralus, aktorius, tai pirmas toks intriguojantis pasirodymas bus jau sekmadienį, tai 12 rugpjūčio mes pamatysime Kauno pantomimos teatro, kuris pirmas sykį vieši festivalyje spektaklį Kamasutra, turbūt intriguojantis pavadinimas visiems. Na, iš tikrųjų, tai bus spektaklis suaugusiems, tačiau labai rimtas šio teatro visada priėjimas prie visų medžiagų ir jie iš tikrųjų remiasi istoriniais faktais, legendomis, istoriniais bibliniais tekstais. Tik tiek, kad pats spektaklis iš tikrųjų yra labai vizualus, jie tai vadina vizualinę komediją ir jinai perteikta yra per šešėlių žaismą, per judesį. Pamatysime šiame spektaklyje ir Saulius Kambina garsų šokėją, tad tikrai, manau, turėtų šitą spektaklį sudominti. 15 rugpjūčio pamatysime Idio teatro spektaklį Karo dievas. Tai galbūt žmonės žinos, nes neseniai, jeigu domisi kinu, yra galbūt matę Romano Polanskio naują filmą Kivirčas. Tai šis spektaklis yra būtent pagal šią prancūzų dramaturgės, intelektualios dramaturgės Jasminos Rezos pjesę. Ir iš tikrųjų įdomiai traktuoja visą iš ginčo mažo tarp 2 šeimų dėl vaikų peštynų kilęs ginčas, kuris iš pradžių atrodo labai civilizuotas ir mandagus.
iš tikrųjų pamatysim spektaklio eigoje, į ką tai išvirsta, į visiškai necivilizuotą ir iš tikrųjų tragikomišką įvykių seką. Ir šiame spektaklyje pamatysime mylimus garsius aktorius, tokius kaip Giedrius Savickas, Darius Gumauskas, Aurelija Tamulytė, na ir mūsų garsi aktorė Viktorija Kodytė. Taipogi pamatysime Klaipėdos dramos teatrą, kuris jau labai seniai Druskininkų festivalyje nesilankė, tai pamatysime jos mėnesio gale. Na, o dar kelios taip pat muzikinės programos lietuviškos mūsų laukia nuo pat pradžios, kad ir šiandien Aistė Smilgevičiūtė su Roku Radzevičiumi, neseniai apdovanoti prezidentės medaliais už nuopelnus Lietuvai, šiandien čia koncertuos. Vidas Bareikis, kuris iš tikrųjų dabar dažniau reziduoja Maskvoje negu Lietuvoje, bet malonu, kad šitas aktorius nepamiršta ir savo pradmenų, nes jis iš tikrųjų nuo muzikos pradėjo ir jis pristatys savo naują muzikinę programą Rėkiantis koncertas. Pristatysime ir smagesnių, tokių įvairesnių programų, turbūt irgi visiems suprantamų, tai kaip ir Indrė Nankaitė dainininkė pristatys Celine Dion tokią, taip sakant, koncertinę programą. Tai tiek šių artimiausių dienų metu ir savaitės metu, tai kviečiame visus ir į lietuvių spektaklius, ir į rusų teatrų sezoną, kuris prasideda šiandien. Na, o apie likusius tikiuosi, kad dar turėsiu progą papasakoti ir labai laukiam visų druskininkiečių Druskininkų teatro ir muzikos festivalyje. Bilietus į Druskininkų teatro ir muzikos festivalio renginius galite įsigyti visose tikete kasose, restorane muzikinėme klube Druskininkų kolonada bei valandą prieš renginio vietoje. Druskininkų teatro ir muzikos festivalį remia Druskininkų savivaldybė.